Pagal Oslo susitarimus Izraelis sutiko, kad PLO, Palestinos administracija, sukurtų 12 000 žmonių stiprumo Palestinos policijos pajėgas. Ta nedidelė policijos pajėga dabar išaugo į 70 000 žmonių stiprumo teroristinę armiją. Jie jau nebėra policininkai, jie yra kareiviai. Kodėl ir kaip mes atsidūrėme tokioje situacijoje? Negalime sakyti, kad čia bloga tik Palestinos administracija. Dalis problemos yra ta, kad Izraelis niekada neužstojo savęs. Visų blogybių šaknys visada glūdi Oslo susitarimuose. Panaikinti Oslo susitarimus. Tarptautiniai bendruomeniai pasmerkus vadinamąjį naujakurių smurto reiškinį, Izraelis vėl atsiduria naratyvų karo centre. Tai kainuoja brangiai. Taikomos sankcijos Izraelio asmenims ir organizacijoms, tarptautinis pasmerkimas ir įtemptos vidinės politinės kovos. Atsargos pulkininkas leitenantas Morisas Hiršas sako, kad dalis sprendimo slypi galutinai užbaigti Oslo procesą. Apie tai ir daug daugiau šiandien. Aš esu Elana Mizel-Diamant ir tai yra Basic Law. Sveiki, Morisai, labai ačiū, kad esate čia. Ačiū, kad pakvietėte. Malonu. Gerai, pereikime prie reikalo. Jūsų požiūris į naujakurių smurto ar žydų nacionalistinių nusikaltimų reiškinį, jis egzistuoja, bet yra nedidelis. Jį reikia žiūrėti rimtai. Jo pasaulinė reputacija yra gerokai perdėta. Tačiau tiems, kuriems tai iš tikrųjų rūpi, vienas pirmųjų dalykų, kuriuos reikėtų apsvarstyti, yra Oslo susitarimų panaikinimas. Pradėkim nuo to. Taip. Visų arba daugumos problemų pradžia, tarkime, jei ne visų problemų Judėjoje ir Samarijoje, yra Oslo susitarimai. Tai Palestinos savivalda, tai PLO, kuri prisėmė daugybę įsipareigojimų kaip Oslo susitarimų dalis. Ir iš tikrųjų ne vieno jų neįgyvendino. Iš tiesų, manau, būtų labai sunku rasti Oslo susitarimų nuostatą, kurios jie nebūtų pažeidę, išskyrus pasyvias nuostatas, kurios sako, kad Izraelis jiems duos pinigų. Visa kita jie pažeidė. Leiskite pateikti jums pavyzdį iš neseniai paskelbto tyrimo Jeruzalės saugumo ir užsienio reikalų centre. Gerai. Pagal Oslo susitarimus Izraelis sutiko, kad Palestinos išlaisvinimo organizacija, Palestinos administracija sukurtų 12 000 pareigūnų Palestinos policijos pajėgą. Jie turėjo kovoti su terorizmu viena vertus ir kovoti su vidaus nusikalstamumu Palestinos visuomenėje. Kai mūsų ką tik paskelbtas tyrimas rodo, kad ta maža policijos pajėga dabar išaugo į 70 000 narių teroro armiją. Jie nebėra policininkai. Jie yra kareiviai. Tai yra terminologija, kurią jie naudoja. Yra kareivių, kurie kartu su Hamas teroristais treniruojasi Pakistano armijoje, kaip naudotis artileriją, kaip naudotis sunkiaisiais ginklais. Kuri policijos pajėga kada nors naudoja tokią įrangą ir tokio masto puolimą prieš nusikaltėlius? Niekas. Ir tu klausi savęs, kodėl ir kaip mes atsidūrėme tokioje situacijoje? Ir atsakymas yra deja, nes PLO pažeidė savo įsipareigojimus. Jau vien tam, kad suprastumėte šio pažeidimo mastą, 1995 m. spalio 5 d. praėjus savaitei po antrosios Oslo susitarimų pasirašymo, šventės Baltųjų rūmų vejoje, Ičakas Rabinas stovėjo priešais Knesetą ir pristatė antrąjį Oslo susitarimą. Jis aiškino, kaip tai atneš taiką, kaip mes visada išlaikysime Jordano slėnio kontrolę, kaip niekada nebus Palestinos valstybės ir kaip Palestinos administracija prisėmė įsipareigojimą kovoti su terorizmu. Kai jis kalbėjo Knesete, tuo metu Jungtinių valstijų vyriausybės atskaitomybės tarnyba rengė ataskaitą, kas įvyko nuo 1993 m. rugsėjo iki dabar, kur esame šiandien. 1995 m. lapkritį jie paskelbė ataskaitą, kurioje teigiama, kad Palestinos policijos pajėgos jau yra 3000 žmonių didesnės nei turėjo būti iš pradžių. Tai yra 33% viršijimas. Tai yra 1995 m. lapkritis. Taigi, tai buvo metų metus kaupta teroro armija. Ir žinau, kad neseniai parašėte ilgą straipsnį apie tai JNS. Man atrodo, jis pasirodė rugpjūčio 4 dieną. Ir noriu, kad žmonės žinotų, jog jie gali sužinoti daug daugiau apie šios armijos mastą ir jos keliamus pavojus. Ir ką jie planuoja daryti? Noriu galbūt aiškiau susijęti tai su žydų nacionalistinio nusikaltimo klausimu. Nes tai buvo pirmas dalykas, kurį paminėjote
kai vakar jums paskambinau pasitarti, kaip prieiti prie šios temos. Taigi pabandykime tai padaryti šiek tiek konkrečiau, kalbant būtent apie šį reiškinį, kuris akivaizdžiai nusipelno atskleidimo ir diskusijos. Ir galbūt tai netgi vėl pasikartos šiame epizode. Taigi, ką turime suprasti, yra tai, kad vėlgi, teroro armija yra viena iš priežasčių, kodėl turime išardyti Palestinos savivaldą. Visa ši idėja apie naujakurių smurtas, žydų nacionalistinis smurtas yra dar viena priežastis, kodėl turime panaikinti Palestinos savivaldą. Skaičių, nevelėjau gilintis į skaičius, parašiau visą straipsnį apie tos skaičius ir jų kilmę. Daugelis skaičių yra iš Orčardo. Žinote, Jungtinių tautų humanitarnės pagalbos koordinavimo biuras. Jie vis dar turi savo svetainėje, kad tik suprastumėte, kokia iškreipta, iškraipyta ir šališka yra ši organizacija. Jie vis dar turi tai savo svetainėje. 2023 m. spalio 17 d. Izraelis užpuolė El-Ahali ligoninę Gazos ruože ir nužudė 472 žmonės. Taip, mes visi žinome, visas pasaulis žino, kad tai yra melas. Taigi OŠA skaičiai paprastai yra bent jau dvigubai didesni nei tie, kuriuos pateikia izraeliečiai. Ir apie tai taip pat kalbėsime šiame epizode. Kalbant apie tai, kad jie įtraukia į savo skaičiavimus dažniausiai vienašališkas, nepatvirtintas istorijas, kurias palestiniečiai pateikia radikalioms nevyriausybinėms organizacijoms, veikiančioms Judėjoje ir Samarijoje. Kad daugelis skundų atrodo yra melagingi. Kad daugelis kitų skundų yra įtraukiami į skaičių. Skaičiuojami Izraelio valdžios institucijų ir pajėgų veiksmai priskiriami, cituoju, naujakuriams. Kad daugelis kitų veiksmų, pavyzdžiui, net įsibrovimas į teritoriją, kur žydai nėra pageidaujami, yra laikomi nusikalstamais ir kad yra net daug tokių, kurie nėra iš Judėjos ir Samarijos regiono. 867 yra Izraelio. Tai yra skaičius pateikiamas iš Izraelio. Tiesa? Taigi aš tiesiog noriu tuo kol kas pasiremti. Ir net tai, kaip mes su tavimi kalbėjome ne eteryje. Patys izraeliečiai sako, kad maždaug 128 iš jų yra sunkus smurto atvejai. Taigi klausimas viena vertus yra, kaip tai tapo pasauliniu reiškiniu. Gerai, bet mes norime sutelkti dėmesį į pasaulinį gyvenimą. Pasaulinis šmeižtas. Teisingai. Gerai, bet šiuo metu norime sutelkti dėmesį į ryšį tarp teisėsaugos iššūkio, apie kurį rašėte ir kurį vertinate labai rimtai, ir Oslo susitarimų. Taigi, čia norėčiau galbūt pradėti nuo to, kad esu teisėsaugos šalininkas. 20 savo karjeros metų praleidau Izraelio gynybos pajėgose, vykdydamas įstatymus. Daugelį metų dirbau Judėjos ir Samarijos prokuratūroje, vadovavau Judėjos ir Samarijos prokuratūrai. Sprendžiau teisėsaugos klausimus Judėjoje ir Samarijoje. Iš tikrųjų, beveik 3 dešimtmečius, įskaitant ir tuos dešimtmečius po mano išėjimo į pensiją. Ir aš tai vertinu rimtai. Tikiu, kad turi būti vykdoma teisėsauga prieš arabų palestiniečių terorą ir prieš žydų nacionalistinį terorą. Nacionalistinius nusikaltimus, kaip tik norite tai įvardyti. Ir tai turėtų būti privaloma. Tačiau daug šio supratimo turi būti vertinama Oslo susitarimų kontekste ir nelaimių, kurias sukėlė Oslo susitarimai. Kodėl sakau, kad tai taip svarbu? Oslo susitarimai padalijo Judėją ir Samariją į 3 zonas – A, B ir C. Izraelis valdo C zoną – Palestinos autonomija. A zona, B zona – padalinta valdžia. Dabar tai sukūrė situaciją, kai Palestinos autonomija visiškai valdo A zoną, beveik visą B zoną, į kurią Izraelio valdžios institucijos neina, nebent dėl terorizmo susijusių nusikaltimų. O C zonoje Izraelis turi daugiau kontrolės. Kur vyksta dauguma įvykių, kurie laikomi naujakurių smurtu? A ir B zonose. Tai kokias galimybės mes turime, atsižvelgiant į jurisdikcijos pasiskirstimą? Izraelio policininkai pagal Oslo susitarimus neturi eiti į B zoną. Jie neturi būti ten, kad užtikrintų teisės laikymasi B zonoje. Kaip galite tirti nusikaltimą, jei negalite pasiekti pareiškėjų? Jie neateina ir neduoda parodymų. Jie pateikia skundus įvairioms anoniminėms organizacijoms ir jų tai institucijoms. Bet daugumos pretenzijų jie patys iš tikrųjų nepateikia, todėl negalite jų apklausti, negalite patekti į nusikaltimo vietą. Ar ne? Jūs tai matote per televiziją. Atrodo viskas aišku, kol tai neliečia žydų. Kiekvienoje televizijos laidoje matote, kad įvykdytas nusikaltimas, ateina policija, jie viską užfiksuoja, surenka įkalčius. Kas nutinka, kai negalite to padaryti? Kai užpuolikai, kaip teigiama, yra žydai, užfiksuoti vaizdo kameromis, kurias tikrai reikia paimti, kad jos taptų
įrodymais baudžiamojoje byloje, kuri yra palestiniečio namuose, į kuriuos negalite įeiti ir dėl to negalite jos paimti, todėl neturite šio įrodymo. Jis pasklinda po visą pasaulį, bet mes, kaip prokuratūra, iš tikrųjų jo neturime. Ir tada jūs turite kokius įrodymus dabar bandysite pateikti teisme, kai iš jūsų tikimasi suimti šios žmonės, kurių tapatybės jūs nebūtinai žinote. Jūs neturite jokių tikrų įrodymų pateikti. Ir nebent jie patys prisipažintų padarę nusikaltimą, kurį, kaip jūs teigiate, jie padarė, jūsų galimybės pasiekti bet kokią pažangą tokioje byloje, jau nekalbant apie kaltinimų pateikimą, yra lygios nuliui. Bet prie viso to dar prisideda Palestinos savivalda. Taigi aš dalyvavau diskusijose, pavyzdžiui, pateiksiu jums tikrai gana specifinį pavyzdį. Aš dalyvavau diskusijose su viena, pavadinkime jos suinteresuota šalimi, nesakysiu, kas tai yra, kurie klausė, kodėl Izraelio prokuratūra ir teismai negali naudoti patologijos ataskaitų. Iš tikrųjų mes kalbame apie pačias rimčiausias bylas. Palestinietis yra nužudomas, palestiniečių patologų ataskaitos. Taigi dabar turite jiems paaiškinti, kad izraeliečiai teisiami civiliniuose teismuose. Civiliniai teismai vadovaujasi Izraelio įrodymų teisės aktais. Pagal įrodymų teisę gydytojas, patologas, jei norite taip vadinti, iš užsienio jurisdikcijos negali tiesiog ateiti ir pateikti įrodymų. Turi būti kažkokia sertifikacija, turi būti procesas, kurį reikia pereiti. Izraelio kaltinamųjų gynėjai turi turėti galimybę apklausti ir iš tikrųjų sugriauti bet kurio patologo parodymus. Mes tai darėme prokuratūroje Judėjoje ir Samarijoje vėl ir vėl, kai Palestinos valdžia siuntė šiuos patologus, kurių kvalifikacija abejotina. Jų kompetencija dar labiau abejotina. Jie yra vedami ideologijos, priimti iš anksto nustatytą sprendimą. Todėl, kai juos kryžmiškai apklausi, labai lengva juos sugriauti. Tai kodėl negalime naudoti jų ataskaitų? Nes jos nieko vertos. Palestinos savivalda dėl Oslo susitarimų tai suprato. Jie turi aukso vertės kozirį. Viena vertus, jie dėl Oslo susitarimų neleis Izraelio valdžiai atlikti tikro tyrimo. Kita vertus, jie tada pasinaudos tuo, kad nėra tyrimo ir nėra baudžiamųjų bylų, kad visame pasaulyje skleisti melą apie naujakurių smurtą. Ir Izraelis remia tą smurtą, nes neva nėra baudžiamųjų bylų. Iš tikrųjų, yra daug baudžiamųjų bylų, yra daug areštų, bet jie apie tai niekam nesako. Ir tai nėra tikroji istorija. Pasakojama, kad nėra baudžiamųjų bylų. Jie nesako, kodėl. Įsivaizduokite, kad visiems pasakoma, jog baudžiamųjų bylų nėra todėl, kad nėra įrodymų. Staiga istorija šiek tiek pasikeičia. Taigi, noriu galbūt labiau susitelkti ir į šią kaltinimo dalį, nes nenoriu to neteisingai interpretuoti, bet tarkime, Breto Stevenso neseniai išspausdintas straipsnis šią temą ir tai sakau su didelė simpatija bei pagarba Bretui, kurį pažįstu, gerbiu ir jis yra mano draugas. Bet jo pagrindinė mintis buvo, kaip tu galėtum iš viso vykti ir, žinai, organizuoti tikslinius nužudymus pačiame Teherano centre, pašalinti blogiukus, bet nesusitvarkyti su tuo, ką vadinate tiesiog krūva padrikų iškritusių iš mokyklos jaunuolių, kurie laksto Judėjos ir Samarijos kalvose. Taigi, žinai, tiesiog rimtai imkitės darbo ir padarykite tai. Ir jūs sakote, yra daugybė techninių iššūkių, apie kuriuos žmonės tiesiog nežino, viena vertus. Kita vertus, jūs paminėjote dar vieną dalyką, susijusi su jau egzistuojančiais kaltinimais, pareikštų kaltinimų rodiklis. Ir bandau tiksliai prisiminti skaičius. Yra tiems, kurie domisi šią temą, yra labai gera ataskaita apie tai, parengta Jeruzalės saugumo ir strategijos instituto, parengta Gabi Siboni ir Erez Weiner, kurioje jie nagrinėja šį reiškinį kaip visumą ir tai, kaip jis buvo naudojamas ir paverstas ginklu prieš Izraelį. Ir kas tai daro. Ir jie labai detaliai tai paaiškina. Jie taip pat paaiškina kaltinimus. Gerai, tad tarkime akimirkai, kad turite šį kaltinimų procentą. Ar tai būtų 6% ar 6,6%? Gerai? Jūs neseniai sakėte, kad net ir toks rodiklis nėra kažko išskirtinis, jei palygintume, pavyzdžiui, su neapykantos nusikaltimų tyrimu ir baudžiamuoju persekiojimu kitose vietose. Bet jokios abejonės, jau prieš daugelį metų, kai prasidėjo visas šis šmeižtas apie naujakurių smurtą,
Ir tai tęsiasi labai ilgai. Beveik prieš 10-metį, kai dar dirbau su NGO Monitor, padėjau parengti ataskaitą, kuri nagrinėjo Ježdin teiginį, vienos iš Izraelio prieš Izraelį nusistačiusių organizacijų, kurios nuolat kalba šią temą ir teigia, kad Izraelis iškėlė kaltinimus tik galbūt 8% atvejų. Ir tai esą skandalinga. Taigi mes parašėme visą tyrimą. Jis vadinasi Ježdins Fuzzy Math. Rekomenduoju visiems su tuo susipažinti, NGO Monitor. Iš esmės mes palyginome kaltinimų iškėlimo rodiklį Izraelyje su kitų pasaulio šalių rodikliais dėl šių neapykantos nusikaltimų. Kas nutinka, kai turite, pavyzdžiui, kaltinimą Izraeliui? Naujakuriai nukirto alyvmedžius. Tai galbūt paimkime atitikmenį. Kažkas, nežinome kas, nežinomas užpuolikas, užpurškė svastiką ant skaros Niujorke. Jūs nežinote, kas yra užpuolikas. Jūsų šansai jį surasti yra lygus nuliui. Neturite jokių tikrų fizinių įrodymų. Nebent jie paliktų dažų flakoną. Dažų flakoną su jų pirštų atspaudais nusikaltimo vietoje, kas paprastai neįvyksta. Ir todėl jūs turite tą palyginimą tarp pareiškimų, kurie galbūt galėtų būti užregistruoti, bet tikimybė, kad bus pradėtas koks nors tikras tyrimas, yra lygi nulis. Ir tada yra tie pareiškimai, kurie iš tikrųjų pereina į baudžiamąjį persekiojimą. Todėl ataskaitoje pateikiamas Izraelio situacijos palyginimas su maždaug 6 šalimis visame pasaulyje. O koks tiksliai yra jų areštų rodiklis, jų teisėsaugos rodiklis? Ar Izraelis atsilieka? Ar mes tikrai atsiliekame? Ir manau, kad pagrindinė to tyrimo išvada buvo parodyti, kad atsakymas yra ne. Izraelio teisėsauga iš tikrųjų dirba gana gerai. 8% skaičius gali neatrodyti didelis, bet pažiūrėkime į tai dabar, vakar, dar prieš man. Mes net nekalbėjome. Aš paskelbiau žinutę savo Twitter paskyroje, kurioje palyginau neapykantos nusikaltimus Niujorke, Niujorko mieste ir Niujorko valstijoje. Sulaikymus, skundus, sulaikymus ir teisėsaugą. Taigi 2025 metais buvo apie 380 skundų. Iš jų buvo 128 sulaikymai. Apie 37%, o tada žiūrint į nacionalinę, į valstijos statistiką dėl baudžiamojo persekiojimo už neapykantos nusikaltimus, matote, kad tik apie 20-25% sulaikytųjų iš tikrųjų baigėsi kaltinamuoju aktu. Taigi, suskaidykime tai į skaičius. 128 žmonės buvo sulaikyti, 25%, imkime didžiausią rodiklį, kurie baigsis kaltinamuoju aktu. Tai yra 32 atvejai iš 389 skundų. Mūsų 8% visai nėra blogai. Iš tikrųjų, tai visiškai atitinka tai, ką daro Niujorkas. Taigi, jei sakote, kad Niujorkas visiškai aplaidus, Mamdani ir net meras Adamsas, o ankstesnis meras, kuris buvo laikomas Izraelio šalininku, visiškai žlugo, nes turėtų būti 100% įstatymų vykdymas. Tai melas. Tai tiesiog melas. Tai yra standartų nustatymas, kaip jie sako apie žydus. Čia dėja Bretas ir suklysta. Jis sako, kad yra nedidelis skaičius ir todėl tu turėtum su to susitvarkyti. Brangusis Bretai, tai nėra teisėsauga. Nesvarbu, koks didelis ar mažas tas skaičius yra. Teisėsaugos realybė yra tokia, kad įvyksta daug nusikaltimų, kurių net negali pradėti tirti, nes nėra aiškaus įtariamojo. Kartais gali būti, kad turi įtariamąjį. Galbūt netgi jį sulaikys, bet tu negali surinkti pakankamai įrodymų, kad galėtum pereiti prie baudžiamojo persekiojimo. Ir tada yra atvejų, kai turi nusikaltimą, įtariamąjį, kurį esi sulaikęs, pakankamai įrodymų ir gali pereiti prie kaltinimo. Tokių atvejų visada būna daug mažiau. Tai tiesiog teisėsauga. Tai yra visuomenė, kuri kažkiek gerbia, mes visada apie tai kalbame, žmogaus teisės, civilių teisės. Tavęs nesulaiko vien todėl, kad esi žydas su peisais ir tiesiog vaikštinėjai po Judėją ir Samariją. Dėl to netampi įtariamuoju. Naujakurių smurtas yra, puikus teiginys. 750 000 naujakurių, daugiausia keli šimtai nusikaltėlių. Nuo kada galima pagal keli šimtus spręsti apie 100 000? Jeigu tai, kaip sakiau vakar savo Twitteryje, tai galbūt nėra politiškai korektiška.
Jei kas nors pareikštų tokius kaltinimus juodaodžiams ir sakytų, kad dėl kelių juodaodžių nusikaltėlių visi juodaodžiai yra nusikaltėliai, jūs būtumėte pavadintas smurtaujančiu, groteskišku rasistu. Bet kai kalbam apie žydus, tai vadinama naujakurių smurtu. Aš esu naujakurys, aš nesu smurtingas. Niekada nebuvau suimtas, niekada nebuvau įsivėlęs į nusikaltimą, niekada net nepagalvojau, ką nors užpulti. Mano vaikai taip pat, mano kaimynai taip pat. Nežinau, ar manau, viena iš svarbių dalykų galėtų būti nustoti vartoti terminą naujakurys. Kuris, suprantu, turi labai tiesioginę reikšmę, su kuria nei aš, nei jūs neturime problemų. Bet kuri, žinoma, buvo naudojama tam, kad būtų užsiminta, jog žydai, gyvenantis toje mūsų biblinės tėvynės dalyje, yra neteisėti, jau nekalbant apie tai, kad tai nenatūralu. Ar žinai, kaip tai susiję su mūsų pokalbio pradžia? Nenorėčiau, kad tu man pasakytum ką. Institucija. Atsakingas už šios naujakurio kolonizatoriaus idėjos skleidimą. Tai Palestinos administracija. Tai kodėl tu to nedarai? Jie yra tie, kurie paskelbė ataskaitą, sakydami, kiek naujakurių įsiveržė į šventyklos kalną. Žydai tada tai priima ir įtraukia į savo darbotvarkę. Naujakuriai įsiveržė. Jie net nežino, ar jie išvis yra naujakuriai. Jiems tai nėra geografinis apibūdinimas. Jiems, ir tai mes turime suprasti, ir čia slypi šio šmeižto pavojus. Aš sakau, kad tai yra 750 000 naujakurių. Jiems naujakuris yra kiekvienas Izraelyje gyvenantis žydas. Nesvarbu, nepriklausomai nuo to, kur jis gyvena. Štai ko Bretas taip pat nepastebėjo. Kai kalbama apie naujakurių smurtą, Palestinos valdžia, organizacijos, kurios skleidžia šį šmeižtą, neskiria žydų, kurie gyvena Judėjoje ir Samarijoje. Tai yra naujakurių. Ir visų kitų žydų. Jiems kiekvienas iš mūsų yra naujakurys. Jų tikslas nėra pavaizduoti naujakurius blogoje šviesoje. Jų tikslas yra pakirsti ir delegitimizuoti Izraelį, visą jo gyventojų bendruomenę, kaip kolonialistinius naujakurius. Ar galite pateikti, tarkime, labiau, nežinau, ar tai būtų konkretus pavyzdys, bet paaiškintumėte, kaip viskas vystosi, nes jūs vis kalbate apie Palestinos valdžios vykdomą kampaniją. Akivaizdu, kad daugelį metų atlikote išsamius tyrimus šią temą. Tai kaip tai atrodo? Kokie yra šios kampanijos žingsniai, kad viskas nueitų iki galo? Iki orderių Netanjahu ar Galantui, arba sankcijų Izraelio asmenims ar organizacijoms, kurioms nėra įrodyta jokia kaltė. Žinote, kaip mes pereiname nuo A iki Z? Taigi, viskas vėl prasideda. Štai, tai visų blogybių šaknis visada yra Oslo susitarimai. Gerai. Kad visi patogiai ignoruoja, kai tai palaiko jų požiūrį. Ir Palestinos valdžia, PLO, kiekvieną kartą pažeidžia. Kodėl miniu Oslo susitarimus? Nes Oslo susitarimuose buvo daugybė skirtingų klausimų, kurie buvo palikti galutinio statuso deryboms. Vienas iš jų buvo gyvenvietės. Kitaip tariant, Palestinos valdžia, PLO, pripažino, kad gali būti žydų buvimas kai kuriuose dalyse likusiuose Judėjoje ir Samarijoje. Kitu atveju, kam tai priskirti prie galutinio statuso derybų klausimų? Jeigu jūsų reikalavimas yra, kad nebūtų jokių gyvenviečių niekur, kad visi žydai iki paskutiniojo būtų pašalinti iš Judėjos ir Samarijos, spardydamiesi ir rėkdami, tada nemeluokite pasaulį ir nesakykite, kad vis dar galima derėtis. Bet jie tai padarė. Jie melavo pasauliui. Jie tai atidavė Jičakui Rabinui ir Šimonui Peresui kaip būdą tarsi pasaldinti piliulę Izraelio visuomeniai. Žiūrėkite, vis dar yra šiek tiek galimybių derėtis. Jie to neturėjo omenyje. Mahmudas Abbasas buvo labai aiškus. Palestinos valstybėje nebus ne vieno žydo. Tai bus taip, kaip reikalavo naciai. Tai bus Judenfrei. Tai yra jo tikslas. To jis ir siekia. Tai jis ir pareiškė ne kartą. Taigi pirmoji šios apgaulės dalis yra sutikti, kad tai yra diskusijų klausimas. Kita apgaulės dalis yra sakyti, kad nors ir sutikome, iš tikrųjų to neturėjome omenyje. Kiekvienas naujakurys yra neteisėtas. Kiekviena gyvenvietė yra neteisėta. Kiekvienas naujakurys linkęs į smurtą. Kiekvienas naujakurys yra šios kolonijinės patirties, kurią mes palestiniečiai patyrėme dalis. Tiek šalies viduje, kaip jie tai vadina, Izraelio teritorijoje ir vėliau Judėjoje ir Samarijoje.
Taip jie visą laiką stūmė šią kampaniją į priekį. Paimkime Durbano konferenciją 2001 metais. Ten matote, kaip tai tampa šios platesnės diskusijos dalimi. Džeseras Arafatas jau pradėjo savo teroro karą. Mes susitinkame Durbane aptarti rasizmą. Ir visa konferencija iš esmės virsta žydų puolimui skirta konferencija. Tai skatina Palestinos valdžia, Jaseras Arafatas, jo šalininkai, nevyriausybinės organizacijos, kurios atsiranda pakeliui. Viena iš teroristinių grupuočių, PFLP, Palestinos išlaisvinimo liaudies frontas, puikiai sugebėjo kurti NVO kaip priedangą savo teroristiniai veiklai. Šios NVO keliaudavo po pasaulį, prisistatydamos kaip žmogaus teisių gynėjos, kai iš tikrųjų jos dažniausiai buvo tik tarptautinės bendruomenės kanalai. Finansavimui PFLP terorizmui. Ir tuo pačiu metu remti šį teiginį, kad Izraelis yra kolonijinė valstybė ne tik Judėjoje ir Samarijoje, bet ir pačiame Izraelyje. Ir taip jie skleidžia šį naratyvą pastaruosius 30 metų. Ir jūs matote skirtingus momentus, kada tai pasireiškia. Aš tiesiog norėjau suprasti. Ta darbotvarkė, manau, tikriausiai yra gerai žinoma žmonėms, kurie žiūri šį kanalą. Svarbu tai pakartoti, bet manau, kad žiūrovams tai tikriausiai jau gerai žinoma. Kalbant apie tokio tipo Pongo spaudos ir politinį kompleksą, kuris gimdo Pongo. JT Gerai. Gerai, tai JT paaiškink ne man JT čia visą yra. ciklą. Tai turi kelis ramščius, yra PA. Yra NGO. Yra JT, kuri surenka visus šiuos dalykus ir tada JT išbalina visą teroro propagandą. Ir ES, kuri aktyviai dalyvauja, greunant Izraelį kiekviename žingsnyje ir padeda palestiniečiams pažeisti Oslo susitarimus, nors jie patys yra tų susitarimų signatarai ir liudytojai. Šios 4 atramos yra visos programos skirtos delegitimizuoti ir griauti Izraelį kaip žydų tautos namus dalis. Ne tik Judėja ir Samarija, ne tik Gazos ruožas, bet visas Izraelis. Tos 4 organizacijos ar grupės veikia glaudžiai, koordinuodamos savo veiksmus. JT bendradarbiauja su NVO, įskaitant tokias NVO, kurios yra teroristinių organizacijų priedangos. ES užmerkė akis ir sako, žinote ką, mes žinome, kad Palestinos administracija moka atlyginimus teroristams, bet mes ne. Mes nepadėsime jiems su bendruoju biudžetu. Mes tiesiog finansuosime mokytojų atlyginimus. Bet tai yra tie mokytojai, kurie moko vaikus keltis ir eiti žudyti žydus. Tai yra tie mokytojai, kurie moko pagal Palestinos administracijos mokymo programą, kuri yra persmelkta rasizmo, terorizmo skatinimo ir teroristų šlovinimo. Tai yra mokytojai, kurie moko Dalal Mugrabi mergaičių mokykloje. Dalal Mugrabi. Jos vienintelis žinomumo pagrindas, tiem žiūrovom, kurie nežino, vienintelis dalykas, dėl kurio ji žinoma, yra tas, kad ji dalyvavo 37 žmonių nužudime per teroristinį išpuolį 1978 metais pakrantės kelyje. 25 suaugusiai ir 12 vaikų. Ji paėmė kūdikius, išplėšė juos iš motinų rankų ir metė į degantį autobusą. Štai toks monstras. Palestinos autonomijoje yra mokyklų, pavadintų Dalal Mugrabi vardu. Jie paklausė mergaičių, na, kaip jaučiatės mokydamosi mokykloje, pavadintoje Dalal Mugrabi vardu? Mes norime sekti jos pavyzdžiu. Ji yra mūsų didvyrė. Iš tikrųjų? Tai yra tai, ką finansuoja ES. Jie tai žino, jie tai matė, jie tai girdėjo, jie gavo įrodymus. Ir vis tiek jie tebėra ten. Taigi, iš tikrųjų noriu prie to prieiti šiek tiek kitų kampų, būtent. Matanas Vilnajas ir saugumo pareigūnai, šis laiškas, kuris buvo išsiųstas Baltiesiems rūmams. Akivaizdu, kad po gana siaubingų naujienų, žinote, dėl aukų, kurias patyrėme Kfarutilyje. Ir tada, atrodo, įvyko savotiška keršto ataka po to palestiniečių išpolio prieš šią žygeivių grupę. Taigi jie išsiunčia šį laišką tuo metu, kai Benjaminas Netanyahus išskrenda viduryje.
Tai tiesiog egzistencinis karas, bandant suplanuoti mūsų tolimesnius žingsnius. Ir jie sutelkė dėmesį į šį žydų nacionalistinį nusikaltimą, kaip į egzistencinę grėsmę Izraeliui. Ką aš bandau suprasti, yra štai kas. Ir aš iš tikrųjų noriu išvengti spąstų sakydama, jie tiesiog krūva kairiųjų, tiesa? Per paprasta, per lengva. Daugelis jų, daugeliu atžvilgių yra karo didvyriai, paaukoja savo gyvybės šalies saugumui. Kodėl taip yra? Tiesa, be to, kad akivaizdžiai egzistuoja politinis susiskaldimas ir lengva priversti Netanyahu atrodyti kvailai ir prisidėti prie šios pasaulinės naratyvos, galima sakyti, yra daug paprastų paaiškinimą, bet aš bandau suprasti. Šie žmonės visą savo gyvenimą sprendė šią problemą. Jei laikysime, kad jie nuoširdūs, kad jie tikri, ką jie galvoja? Manau, jie mąsto maždaug taip. Jie, kaip ir daugelis kitų žmonių, suprato, kad kaltinimas naujakurių smurtu prigijo, kaip kampanija. Ir tai yra gera kampanija, padedanti skleisti tikrąjį jų tikslą. Kai paklausite tų pačių žmonių, ar tikite, kad įmanoma sukurti Palestinos valstybę greta Izraelio, jų atsakymas yra ne tik tai, kad jų akimis tai įmanoma, tai būtina tam, kad nuramintų pasaulį, kad apgintų Izraelį. Jie pateiks jums daugybę skirtingų pasiteisinimų, kodėl mano, kad tai yra teisingas kelias į priekį. Ir jie naudos bet kokias įmanomas priemonės tam tikslui pasiekti. Jei jie gali pasinaudoti tuo tikslu, kaip priemonę pulti Netanyahu dėl naujakurių smurto, kaip priemonę pulti ministrą pirmininką Netanyahu dėl jo koalicijos sudėties, įskaitant partijas, kurios galbūt būtų laikomos labiau dešiniosiomis ir labiau, kaip jie sakytų, fanatiškomis ir mesijoniškomis ir visokiais kitais skambiais epitetais, kurias jie ten prideda, jie visiškai ignoruoja faktą, kad Izraelis yra demokratinė valstybė. Žydai gali balsuoti už bet kurią partiją, kurią nori. Arabai taip pat gali balsuoti už bet kurią partiją, kurią nori. Ir štai kodėl, vieną sekundę, štai kodėl jie taip sakys. Jie tai sakys, nes jiems patogu palaikyti savo politinės pažiūras. Gerai, bet turbūt klausimas yra toks. Jūs rašote apie daugiau nei 60 000 žmonių teroro armiją, kuri yra išaugusi policijos pajėga, kurią treniruoja užsienio kariuomenės, bet atrodo neatlieka policijos darbo. Nekovoja su terorizmu. Nekovoja su terorizmu. Gerai. Ir jūs iš esmės sakote, kad jie tyko. Darau prielaidą, ši informacija nėra slapta ir kad apie ją žino žmonės turintys mūsų aptariamą rangą. Ir atrodo, kad tai nesusilpnina tikėjimo Palestinos valstybės idėją. Tai reiškia, koks yra skirtumas tarp pavojaus, kurį matote jūs, ir pavojaus, kurį mato jie. Tai tiesiog utopinis troškimas. Daugelis šių žmonių, kai grįžtate ir žiūrite, kaip susiformavo ši teroro armija, pamatysite, kad daugelis šių žmonių, kurie dabar yra šių Izraelio saugumo vadų, ar kaip jie save vadina nariai, įskaitant Mataną Vilnį, buvo svarbiose pareigose, svarbiais metais, kai jie galėjo iškelti svarbiausią argumentą. Kartais Oslo susitarimai, kaip sugedęs laikrodis, 2 kartus per dieną rodo teisingą laiką. Oslo susitarimai suteikė Izraeliui veto teisę dėl bet kurio Palestinos autonomijos saugumo pajėgų nario. Mes galėjome tuo pasinaudoti bet kada. Mes galėjome tuo pasinaudoti ir pasakyti, kad šio teroristo ten nebus. Mes galėjome tuo pasinaudoti ir pasakyti, kad jūsų pajėgose gali būti tik 12 000 žmonių. Policininkas numeris 12 001. Ne, nebus pajėgų dalimi, nes mes tam uždedame veto ne dėl jo praeities, o todėl, kad pajėgos jau pasiekė savo maksimalę ribą. Tada atsigręžite atgal ir sakote, kas buvo Izraelio gynybos pajėgų nariai, kurie tai stebėjo, kurie prižiūrėjo tai, kurie arba apsimetė, kad nemato, rekomendavo mums apsimesti, kad nematome, nedarė to, ką turėjo daryti. Ir iš tikrųjų susilpnino Oslo pagrindus, nes jie manė, kad tai yra teisingas kelias į priekį. Daugeliu atveju rasite nemažai sutapimų tarp tų dalykų. Ir taip viskas prasideda nuo mažų dalykų, o tada vystosi toliau. Ir tai yra dalis problemos. Negalime sakyti, kad čia kalta tik Palestinos autonomija. Dalis problemos yra ta,
kad Izraelis niekada negynė savo pozicijos. Mes niekada negynėme savo pozicijos. Mes niekada nesakėme, žinai ką, viskas baigta. Jūs pažeidėte kiekvieną Oslo susitarimų nuostatą. Mes galime, tu ir aš, galime diskutuoti. Tarsi Oslo susitarimai vis dar galioja, jie vis dar aktualūs. Tas? Palestinos administracija jų atsisakė prieš 20 metų. Nežinau, ar gali atsisakyti to, ko niekada iš tikrųjų nepriėmė, bet gerai. Grįžkime trumpam prie žydų nacionalistinių nusikaltimų klausimo. Ir aš vėl sugrąžinsiu temą prie Oslo, nes tikrai to noriu. Aš tikrai noriu sustiprinti ryšį tarp konkrečios problemos, apie kurią kalbame, ir sprendimo, kurį siūlote, su kuriuo galbūt ideologiškai sutinku, bet norėčiau, kad tas ryšys būtų šiek tiek tvirtesnis. Taigi, Kokia buvo jūsų patirtis, kai susidūrėte su tuo, kas yra? Ne visada rimta, bet kartais rimta. Nedaug nusikaltimų, kuriuos padaro keli šimtai žmonių, žinote, 70 pagrindinių kurstytojų, dar keli šimtai aplink juos. Žmonės nuo maždaug 12 iki 28 metų amžiaus. Kartais tikrai nepilnamečiai. Tai koks jausmas bandyti susidoroti su šiuo reiškiniu, kurį jūs, kaip tame rajone gyvenantis žmogus ir kaip kariuomenėje aukštas teisinės pareigas ėjusi asmenybė, vėlgi vertinate labai rimtai. Taigi, kai susidurėte su teisėsaugos iššūkiu dėl tokių nusikaltimų ir kai iš tiesų turite visą šį žmonių spektrą ir kai kurie iš šių žmonių turime būti sąžiningi ir savo tai pripažinti. Jie yra itin protingi, bet jie taip pat yra itin žiaurūs. Jie moka manipuliuoti kitais žmonėmis taip, kad patys, beveik kaip organizuotas nusikalstamumas, liktų švarūs, bet kiti žmonės gali pakliūti į bėdą. Siųsti nepilnamečius yra geriausias būdas tai padaryti. Įstatymas Izraelyje, kalbant apie teisėsaugą nepilnamečių atžvilgių, tikriausiai yra viena pažangiausių teisėsaugos sistemų palyginti su dauguma Europos šalių. Mūsų įstatymai labai orientuoti į vaikų gerovę, kaip ir turėtų būti. Jie labai orientuoti į alternatyvas įkalinimui. Jie labai orientuoti net į alternatyvas baudžiamajam persekiojimui. Taigi, kai kalbame apie vaikus, tai yra kažkas, ką reikia įvertinti. Kai kalbame apie smurtaujančius užpuolikus, o tai iš tikrųjų yra mažesnė dalis, galimybę atlikti veiksmingus tyrimus ir vykdyti baudžiamąjį persekiojimą dažnai apsunkina išoriniai įvykiai. Leiskite man apibūdinti jums išorinį įvykį. Vienas iš teroristų, kuris buvo tyriamas tuo laikotarpiu, kai aš dirbau prokuratūroje. Nenorėsiu nurodyti tikslaus laiko, nes tai galėtų atskleisti įvairius dalykus. Jis mums sakė, kad buvo perskaitęs žydo parašytą vadovą, kaip elgtis Šabako tyrimuose. Teroristas buvo perskaitęs, kas ten parašyta. Palestinietis teroristas buvo. Perskaitė žydo parašytą vadovą, kaip elgtis su Šabako tyrimais. Aš pažįstu žmogų, kuris parašė tą knygą. Aš kažkada buvau su juo susijęs, kaip teisėsaugos pareigūnas, kai reikėjo prieš jį taikyti įstatymą. Ir staiga supranti, kad didžiausia tos knygos sėkmė buvo ta, jog teroristai, Palestinos teroristinės organizacijos, ją naudoja ir mokosi iš jos. Taigi, kai kurie iš šių žmonių tikrai, kai jie organizuoja šį nusikaltimą, kai jie organizuoja nusikaltimą nacionalistiniais motyvais, jie pakerta bet kokias vėlesnės teisėsaugos galimybės. Tai tiesiog pažodžiui tas pats, ką daro organizuotas nusikalstamumas. Ir deja, tokioje situacijoje mes esame. Turime arabų teroristus, kurie tiesioginė prasme mokosi iš to. Tai vadovą kaip atlaikyti arba nuslėpti informaciją tyrimo metu, su kuo kalbėti, su kuo nekalbėti. Tai viskas yra teisėsaugos dalis. Deja,
Tiesiog taip yra. Tai nerodo jokios piktavališkumo Izraelio pusėje, tai nerodo jokio silpnumo Izraelio pusėje, tai tiesiog teisėsaugos dalis. Tai egzistuoja bet kurioje jurisdikcijoje. Gerai. Ir tai yra pagrindinė išvada ir Bretui Stevensui. Supraskite, kas yra teisėsauga, prieš duodami patarimus apie tai, kas jūsų manymu yra įmanoma. Šis 100% sulaikymo ir baudžiamojo persekiojimo standartas yra iliuzija. Tai nevyksta niekur kitur. Mes nereikalaujame tokio standarto niekur kitur. Ir kai jūs priimate šį kaltinimą prieš Izraelį ir nustatote tą žydams taikomą specifinį standartą, jūs prisidedate prie šios propagandos, o ne aktyviai dalyvaujate sprendžiant problemą. Nežinau, ar galėtume baigti geresnę natą, bet vis dėlto užduosiu dar vieną klausimą. Ką tiksliai turite omenyje, sakydami nutraukti Oslo susitarimus? Kas tada įvyksta? Turiu omenyje, O kad ką šį tai reiškia sprendimą pagal reikia Izraelio priimti. įstatymus? Buvo priimta nemažai įstatymų, kurie buvo įgyvendinti arba priimti po Oslo susitarimo, po pirmosios ir po antrosios sutarties. Jie daugiausia susiję su įvairiais Oslo susitarimo aspektais ir jų įgyvendinimu, pavyzdžiui, mokesčių surinkimu ir perdavimu Palestinos administracijai. Tačiau šie įstatymai turi būti panaikinti. Turime paskelbti, kad Palestinos administracija nebebus institucija, kuri gali egzistuoti ar funkcionuoti. Turime tiesioginę prasme įžengti ir atimti visus 10 000 jų turimų ginklų, išformuoti jų policiją, uždaryti mokyklas. Dabar žmonės man sakys, Mauricijau, tu išprotėjęs, nes tai yra Palestinos administracija, tai jų apsisprendimo teisė, tai dėl ko mes sutarėme. Ir aš atsakyčiau tiem žmonėms, prieš Oslo susitarimus nužudytų palestiniečių skaičių buvo 100 dalis, galbūt 100 dalis to, kas įvyko nuo tada. Oslo susitarimai mums atnešė švietimo sistemą, kuri moko neapykantos, smurto, kursto smurtą, kuri indoktrinuoja žmonės žudyti. Žydus vien dėl to, kad jie žydai, arba bet ką kitą, nes jie mano, kad tai žydai. Pavyzdžiui, Taylor Force pats, kuris nebuvo žydas, tiesiog vaikščiojo promenada Jafos mieste. Tai ir turiu omeny, išardykite tą sistemą. Tai naudinga ne tik Izraeliui, tai naudinga ne tik izraeliečiams. Tai būtų palestiniečių interesas. Ir žinote, iš kur aš žinau, kad tai tiesa? Nes patys palestiniečiai, kai jų paklausiama, sako, kad Palestinos valdžia jiems tapo labiau našta nei nauda. Jie supranta, kad Palestinos valdžia tai tik Fatah korupcija, Abaso parankiniai, kurie vagia jų ateitį, vagia tarptautinę paramą, turtėja ir atneša jiems mirtį bei sunaikinimą. Jie tai supranta. Jei paklausite europiečių, ne, mums reikia Palestinos valdžios, kad sukurtume Palestinos valstybę. Paklauskite palestiniečių. Pažiūrėkite į Halilo Šikakio ataskaitas. Dr. Halilas Šikakis vadovauja Palestinos apklausų ir viešųjų paslaugų tyrimų centrui, PCPSR, tiksliai nepamenu pavadinimo, ir apklausų tyrimai. Taip. Perskaityk tyrimus, perskaityk, paklausyk, ką palestiniečiai sako, patinka tai ar ne. Kai jie sako, kad nori nužudyti visus žydus ir sunaikinti Izraelį. Tikėk jiems, nes jie iš tikrųjų tai turi omenyje. Štai kodėl jie sukūrė 70 000 karių teroristinę pajėgą. Ir kai jie sako, kad Palestinos administracija yra našta, kad ji yra korumpuota, kad jie verčiau rinktųsi Hamas, nei Abaso Fatah pakalikus, tu taip pat turi jais patikėti ir šiuo atveju. Kai 80% palestiniečių Judėjoje ir Samarijoje praėjus 6 mėnesiams po žudynių vis dar palaiko tas žudynės. Tai kodėl tu norėtum Tu turi atsakyti? tuo tikėti. Tu nori, kad Izraelis būtų labiau atsakingas už juos? Nes priežastis, dėl kurios jie tai palaiko, priežastis, dėl kurios jie ten yra, visiškai palaiko terorą, yra todėl, kad to juos mokė Palestinos valdžia per pastaruosius 30 metų. To juos moko jų mokyklos. To juos moko jų žiniasklaida. To juos moko jų laikraščiai. Tai jiems sako paminklai kiekviename gatvės kampe šlovinantys dar vieną žudiką teroristą. Tai jie išmoksta, kai eina į mokyklą, pavadintą Dalal Mugrabi vardu. Ir jūsų nuomonė yra tokia.
Jei Izraelis dalyvaus, tai išgelbės palestiniečių gyvybės. Ir tai taip pat išspręs daugumą iššūkių, su kuriais susiduria teisėsauga. Vėlgi, tai yra nedidelis rimtų įvykių skaičius. Taip, aš tikrai tikiu, kad Palestinos administracijos išardymas, suradus kitą, akivaizdžiai kitokią valdymo formą, bus išgelbėtos tiek Izraelio, tiek Palestinos gyventojų gyvybės. Spalio 7 galėjo įvykti tik todėl, kad Mahmudas Abbasas 2005 metais pareikalavo leisti Hamas dalyvauti Palestinos administracijos rinkimuose. Jis įtikino amerikiečius. Jis gavo $15 milijonų iš amerikiečių, kad laimėtų rinkimus. Jis pralaimėjo. Štai kur problema. Štai kaip jie gali perimti Gazos kontrolę, nes jie laimėjo rinkimus. Tai nebuvo perversmas. Jie laimėjo rinkimus. Ir tai vėl nutiktų Judėjoje ir Samarijoje. Jei Palestinos administracija ir toliau egzistuos, Hamas vėl laimės. Taigi, kur jūsų manimų tai veda? Noriu Jums padėkoti, kad šią savaitę prisijungėte prie mūsų. Ir tikiuosi, kad galėsime laukti būsimų pokalbių, galbūt Tačiau bet linksmesnių. kokia ateitis yra šviesesnė nei galimybė palikti Palestinos administraciją tokią, kokia ji yra. Aš tuo tikrai tikiu. Vertinu, kad atėjote. Tikiuosi ateityje galbūt gilintis į kai kurias iš šių diskusijų techninių lygmenių. Ir pasimatysime kitą savaitę.